Ar mes nesame dar viena karta, kuri tiesiog užsodinama ant hormonų? Tu guli ramiai ir, sakykime, juokingiausia, tai turbūt šalia esančiam žmogui atrodo, kad tu nei iš jo, nei iš to. Gyva ir tada vėl užsikloja, kada sėdi kur nors ir tavo tiesiog nusiplėši rūbus, atrodo, koks karštis siaubingas. O Dieve, o negalime šiandien pakentėti dėl tos karščio bangos. Taip. Kas tai yra hormoninė terapija? Žmonėm būtų truputėlį aiškiau. Kuo toliau, tuo labiau klausau, kad tai čia tik gėris. Aš nemanau, kad mes esam dar viena karta pasodinta ar ne ant hormonų. Sveiki, esu Redita Dominaitytė ir čia laida Man menopauzė. Šią temą jau kalbu 3 metus, pristačiau spektaklį Menopauzė su menopauzės mentorė. Man atrodo, kiekvieną dieną susitinku moteris, kurioms yra menopauzė, premenopauzė arba postmenopauzė. Na, žodžiu, esu absoliuti menopauzininkė ir ši tema man labai svarbi. Šiandien kalbame, tema, kuri nėra patogi ir kai aš kalbu kažkokiam socialiniai bendruomeniai, aš suprantu, tai yra tolygu kaip kalbėti apie religiją arba apie politiką. Hormonai. Vartoti hormoninę terapiją ar ne. Ir šiandieną pabandysim įsiaiškinti, ar vis dėlto tai yra gėris ar yra blogis. Ir pristatau savo viešnes. Tai visų pirma noriu, kas čia arčiausiai manęs, tai žmogus, kurį labai myliu, gerbiu ir su kuria, tarp kitko, ir susitinkame mano spektaklyje Menopauzė, tai yra dainininkė, vokalo pedagogė Asta Pilypaitė. Sveiki visi. Ir medicinų mokslų daktarė, akušerė ginekologė Lina Mockevičienė. Ir norėčiau dar, Linute, kad jūs plačiau išplėstumėt savo specializaciją, kokiomis temomis jūs dirbate ir kas yra jums aktualu. Ačiū už pakvietimą dalyvauti. Man šita tema yra taip pat labai aktuali ir labai įdomi. Ir kuo toliau, tuo daugiau susitariu su moterų, kurioms yra reikalinga pagalba šią temą. Tai kaip jūs ir pristatėte, aš esu gydytoja akušerė ginekologė. Na ir pabaigus rezidentūros studijas, dar sugalvojau, kad noriu savo žinias gilinti, kad man dar negana mokslų. Na ir įstojau į endokrinologijos doktorantūros studijas. Mokiausi 5 metus, savo žinias gilinau endokrinologijos srityje, tai studijavau apie visus moters hormonus ir taip susipažinau su visų moters hormonų pasauliu. Na ir taip gavosi, kad esu ir gydytoja akušerė ginekologė ir endokrinologė ir taip mano gyvenime atkeliavo viskas, kas yra susijęs su hormonais. Na, aišku, neaplenkė ir menopauzės, perimenopauzės ir postmenopauzės. Lina, tai pakankamai nauja tema, ar ne? Kiek jinai metų yra nagrinėjama, kiek mes esam panirę šitoje sferoje? Iš tikrųjų, šita tema nėra nauja, tik tai keli metai jinai yra plačiau diskutuojama ir ko noriu labai pasidžiaugti, kad yra daugiau informacijos, kuri yra prieinama moterims. Iš tikrųjų, šita tema prasidėjo maždaug prieš 20 metų, kai buvo atlikti tyrimai, na ir tie tyrimai buvo ne visai teisingi tie tyrimai ir buvo gauti tyrimų atsakymai, kad menopauzėje, prieš menopauzę naudojami preparatai, kurių sudėtyje yra estrogenas, progesteronas, gali neigiamai paveikti moters sveikatą. Na ir dėl visų šitų išvadų visa šita tema buvo kaip ir nutildyta 20 metų. Tai moteris kaip ir negavo teisingos reikiamos pagalbos. Na ir po 20 metų vėl pradėjo apie tai kalbėti, kadangi buvo daromos studijos, kurios paneigė prieš tai atliktus duomenis. Ir dabar jau keli metai tikrai labai intensyviai yra kalbama tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Galima rasti knygų šią temą, galima rasti podcastų šią temą, galima rasti visoje socialinėje erdvėje, Instagram'e, Facebook'e, tikrai daug informacijos tiek lietuvių kalba, tiek anglų kalba. Tai turbūt, kad keliari metai, kada yra labai plačiai kalbama, bet šita tema aktuali jau 20 metų tikrai. Aš pagalvojau, jūsų beklausant, ką gali padaryti viena informacija ar ne paskleista, jinai įvyko prieš 20 metų ir staiga mes 20 metų toks sąstingis, užmigdoma yra tema ir tik dabar prie jos bandome prisiliesti ir, na, aš manau, kad tai tikrai yra toksai padaryta žala, vadinkim, medicininiai vystyme arba tiesiog mūsų suvokime, ar ne, ką moteris galėjo kaip savo pasigelbėti, ar ne, ar kas galėjo įvykti. Na, bet gerai.
palikime tai istorijai, o dabar mes prie Astutės norėčiau sugrįžti. Asta, kada pirmą kartą pajutai menopauzės simptomus? Jau labai seniai. Aš jau tokia patyrusi menopauzininkė. Jo, tai prasidėjo, žinoma, nuo premenopauzės, tai su audringais ten visokiais simptomais, kada tau visiškai dingsta menstruacijos, kada sugrįžta su tokiu bumerangu, kad reikia net į priimamą įvažiuoti. Ta prasme, net į skyrių tekdavo. Taip. Su greitaja. Nu, nesugreitaja, dar pati galėjau važiuoti. Tiesiog iš baimės, kad... Pala, bet tu atvažiuoji ir ką tu sakai? Sakau, kad man šakės, kad miršti. Aš mirsiu, nukraujuosiu. Ai, taip, ne. Ta prasme, taip, nes čia tavo premenopauzė, matim, gydytoja, manau, susidūrusi su visokiais. Ciklo pokyčiai pirmiausia, taip. Taip, ir tada, kai jau po truputėlį pradėjo nykti menstruacijos, tai atsirado kiti tie simptomai, karščio bangos, tai čia ta klasika, kada tu guli ramiai ir, sakykime, juokingiausia, tai turbūt šalia esančiam žmogui atrodo, kad tu nei iš jo, nei iš to. Gyva ir tada vėl užsikloja. Arba, sakykime, kada sėdi kur nors ir tavo tiesiog nusiplėši rūbus atrodo, koks karštis siaubingas. Man kažkada buvo atėjusi tokia mintis, kad, kai nusičiaudo žmogus, nors pagal etiketą lyg ir nereikia kreipti dėmesio, bet mes sakom į sveikatą. Tai čia, kai pamatai moterį tokią besiplėšiančią rūbus, reikėtų visiems pulti, vedinti. Tai va, visus tos simptomus aš tikrai praėjau ir mano aplinkoje yra labai daug moterų, kurios iki šiol taip gyvena. Ir kai pasakai, kad aš pati naudoju hormonų terapiją, tai tiesiog būna taip nepatogiai, taip nutylima ir galvoju, ne, aš tai jau ne. Aš pakentėsiu, bet ne. Tai va, tai labai daug moterų dar yra aplinkui tokių ir jų pasirinkimas žinoma, bet aš labai gerai jaučiuosi ir organizmas gal gerai toleruoja ir tikrai daug geriau jaučiuosi. Aš visiškai noriu tau paantrinti, savo istoriją pasidalinsiu, kad prieš metus laiko, jau beveik prieš metus laiko aš išvažiavau į dviračių žygį ir ten prabuvau 5 dienas, važiuodama po 60 km. Ir per 5 dienas aš neturėjau nei vieno menopauzės simptomo. Ir kai aš grįžau namo, aš supratau, ką reiškia neturėti to karščio bangos ir panašiai. Tai mano pirmas buvo vizitas. Labą dieną, gydytoja, man prašau dabar čia pat išrašote hormoninius preparatus, nes aš 2 metus nieko tokio nevartojau ir šiaip buvau nusiteikus prieš hormonus. Ir sakiau, tai tu buvai viena iš tų moterų, tu matai, kad aš gerai jaučiuosi, taip, ir tu buvai. Tai aš irgi galvoju, ne, Astutė jau galėjai pakentėti, gal jai, tokia aktyvi, viskas atsisuko, kaip tu sakei, bumerangų prieš mane. Gerai, Asta, o kaip tai paveikė tavo, pavyzdžiui, kasdienybę? Gerai, tau blogai, o žmonės aplinkui, tiesiog, vis dėlto viešas žmogus, ne? Koncertai. Dar kažkas. Iš tikrųjų, esu ir pedagogė, tai ir pamokose, sakykime, tos bangos, jos labai ir erzina, ir vargina, kas yra, manau, kad pats stipriausias tas požymis, negatyvus. Tai, sakykime, ar koncertuose tu vis tiek rūbai, kažkas korsetai kokie, dar kažkas, tai tu iš proto iš karščio bangų. Man tiesiog tavo, istorija, tiesiog atliepia, ir aš pati, kai pradedu aiškinti, irgi anksčiau, o Dieve, o negalime šiandien pakentėti dėl tos karščio bangos. Taip. Bet žmonės, gerbiamieji, kai jums temperatūra užkyla vos ne iki 40 temperatūros laipsnių ir staiga tu jauti po tos bangos, tu visas toksai, po to dar viena, tai tu dienos pabaigoje, be fazijos, visiškai, tiesiog ir tai kiekvieną dieną kartojasi. Labą dieną ir vėl tas pats. Ir tada jūs pabandykite įsijausyti į tą situaciją ir tada suprasite, kas plius minus yra. Bet dabar gydytojai, duokime Melinai pakomentuoti, ką mes šiandien įspėtam. Ar mes gerai čia? Ar mes jau ką šiandien nusišnekam? Aš klausau ir bandau įsigilinti į jūsų pasakojimą ir iš tikrųjų vėl grįžtu į tuos pačius mitus, kurie buvo sukurti prieš 20
dešimtmetį ir tikrai negaliu nepasidalinti tą tyrimo studiją, kuri buvo 2002 metais atlikta ir vat iš kur atėjo visi šitie mitai, kas juos suformavo. Tai būtent ta pagrindinė moterų iniciatyvos studija, kuri paskleidė gandą, kad hormoninė terapija menopauzė yra nesaugi ir vat iš to ta diskusija pas jus ir kyla, kad gal gerai, gal negerai, vat naudosiu, nenaudosiu. Tai iš tikrųjų buvo atlikta studija, kuri surinko moteris visiškai ne pagal indikacijas atrinktas. Tarkim, buvo imtos įtrauktos į studiją moteris, kuriuom buvo 80 metų ar ne, ir savaime suprantama, kad tyrimas galėjo parodyti tam tikras komplikacijas. Buvo viena grupė tyriamoji, kuri gavo pakaitinę hormonų terapiją, na, o kita buvo grupė placebo, tai yra moteris, tarkim, kuri geria tik tai gliukozę ir inicijuoja, kad geria pakaitinę hormonų terapiją. Bet ir vėlgi ta studija, ką jinai parodė, kad iš 1000 moterų 5 moterim pasireiškė šalutiniai reiškiniai, kai tuo tarpu iš 1000 moterų 4 moterim pasireiškė, tai yra, kad visai nebuvo tų šalutinių reiškinių. Tai yra, kad vienai moteriai daugiau, kuri naudojo pakaitinę hormonų terapiją, pasireiškė tie reiškiniai. Bet dar kartelį pasikartosiu, buvo imtis neteisinga surinkta. Tai gavosi taip, kad kas 5 moteriai, tai yra iš 1005 moterim buvo nustatyti pašaliniai reiškiniai. Bet kai ta studija buvo toliau stebėta, tai gavosi, kad per 5 metus nei vienai moteriai nebuvo didesnių komplikacijų. Bet kadangi ta studija parodė, kad tai vienai moteriai yra daugiau, na ir viskas. Ir jau studija rodo, kad nebegalima naudoti. Vėliau šita studija buvo perdaryta po kažkiek tai metų ir buvo atrinktos teisingos moterų grupės ir studija paneigė visiškai šitus duomenis. Bet, kaip ir kalbėjau pokalbio pradžioje, nuvilnijo studija su ilgam ir tas visas mitas, kad negalima naudoti pakaitinės hormonų terapijos. Na ir visos šitos karščio bangos, ką jūs pasakojat, Asta, tai iš tikrųjų čia mano akimis tai yra turbūt, kad ne pagrindinis reiškinys menopauzėje, kuris man keltų rūpestį, kada, tarkim, aš jaučiuosi atsakinga už savo pacientės, mes gydytojai jaučiamės atsakingi už savo pacientus, kadangi karščio bangos tai toksai yra turbūt kaip etiketė menopauzei. Matomiausia galbūt. Matomiausia. Bet jeigu mes pasigilinsime gilyn, tai daugiau yra reiškinių, kurie yra labai žalingi moters sveikatai be visų šitų karščio bangų. Tai gal dar apie tai mes pakalbėsim, jeigu bus poreikis, bet karščio bangos tai jos yra tokios, kurios turbūt smogia pirmiausiai ir jos smogia vienom moterim tik nuo lengvo prakaitavimo, bet kitom moterim jos smogia taip, kad jos naktį kas valandą keliasi, jos plaukia, jos turi išsirengti naktinukus, vyras šalia guli nesupranta, kas čia vyksta, moteris... Nu ką, jisai gal ir supranta, jinai nusirenginėja naktinukus. Darbo metu moteris, kurios turi susitikimus, darbo metu jos nešiojasi servetėlę, šluostosi ir pas mane moteris kreipiasi ir dėl to, kad sako, tiesiog padėkit man, nes aš bijau, kad aš išeisiu iš darbo, kad aš nebegaliu susikaupti, mano visos kognityvinės funkcijos kenčia. Tai visas šitas prakaitavimas, tai jisai yra pirmiausia simptomas, kuris pasireiškia, bet po jo slypi daug dalykų menopauzėje. Biofest klinika – tai ateities medicina šiandien. Tai pažangi gydymo ir estetinės medicinos klinika, išsiskirianti vienomis naujausių gydymo ir diagnostikos technologijų bei vienijanti itin aukštos kvalifikacijos gydytojų komandą. Klinikoje teikiamos plataus spektro paslaugos. Nuo išsamių kraujo, diagnostinių tyrimų, specialistų konsultacijų, estetinės medicinos procedūrų iki šeimos klinikos paslaugų. Biofest klinika pasižymi holistiniu požiūriu į sveikatą ir siekiu užtikrinti ilgalaikę gerovę pacientams. Tai vieta, kur moderni medicina susitinka su žmogišku rūpesčiu, o kiekvienas pacientas priimamas su pagarba, dėmesiu ir nuoširdumu. Jūs sakėt, pakalbėsim apie tuos kitus simptomus. Tai man atrodo ir laikas pakalbėti, kokie tie kiti simptomai, kurie gali atsitikti ir kad bent jau tuos simptomus kažkaip tai suvaldyti. Tai mes papasakokime iš pradžių, kas mums atsitiko. Gerai, Asile, tu papasakok. Man atrodo, kad dirglumas, smegenų rūkas. Taip. Ir miego sutrikimas. Miego sutrikimai, taip, labai stiprus. Dėl progesterono buvo man irgi.
kaip ir sakėt, kas valandą vos neprabundi, tai tiesiog nėra to miego. Ir labai daug, sakau, aplinkui girdi, kad va šitaipgi, kada aš, aišku, pradėjau vartoti tos hormonų terapiją, tai... Prieš kiek laiko pradėjai? Bus gal jau ir 4 kokie metai. Tai ir kai aš matau, pavyzdžiui, 70-metę moterį, kuri iki šiol siaubingos reakcijos organizmo ir vis tiek įsispyrusi, kad ne, tikrai hormonų terapijos nevartosiu, čia galima pakentėti. Viską galima pakentėti. Tai... Aš tave pertrauksiu, įsiklausykite į skaičių. 70 metų moteris. Tai nėra, kad bus 2 metai. Jeigu mes mes sugalvokime, jeigu toks optimalus laikas, gali būti ir nuo 40, tai moteriškė 40-50 metų savo gyvenimo laiko, jinai tiesiog kenčia, tiesiog pasikentėkime. Labai tai matyti veikia tas prietaras kenčiančiam dangus. Dangų duoda. Spėsime tą dangų, būkim žemėje. Duosime jums dangų gal kitokiamis priemonėmis. Bet iš tikrųjų taip, tai ką tu sakai, dar Jėzus Marija, tas psichologinė būsena, kada puldinėjant tų žmonių ir tikrai nesupranti, kas vyksta. Ko tu juokiesi? Garbės žodis. Arba, gerai, aš jau hormoninę tą terapiją naudoju ir pasakysiu, aš tik vieną dalyką, aš tikrai nereklamuoju, bet kada aš pradėjau vartoti, aš tiesiog pasijutau laiminga. Po 2 metų laiminga. Tai jau man visą kitą jau ten tie rodikliai, aš tiesiog atsivėrė akis. Mačiau iš tavo tą perėjimą, tai tikrai akivaizdus. Gerai. Tai dabar, žinot, labai yra, bet vėl sugrįšiu prie tos temos, kad sakau, neduok Dieve pasakysi, kad aš naudoju hormoninę terapiją. Tai tada prasidės pliūpsnis, kodėl tu to dobiliukų nevalgai kaip karvė, arba kodėl tu žolyti čia negeri, arba kas tau pasidarė negerai, gelbėk iš žmogau ir visi gelbėja, nes iš tikrųjų tai yra labai opi problema. Ir geriau aš nutyliu. Momentais tikrai asmeniškai pasakysiu, kad man tenka nutylėti, kad nesivelti į didžiulę skausmingą diskusiją. Jūs man paaiškinkit, Linute, kas yra hormoninė terapija, kad žmonėm būtų truputėlį aiškiau, ką mes čia į save įdedam. Hormoninė terapija yra tokia terapija, kai mes atstatom organizme tai, ko trūksta. Tai perimenopauzės laikotarpiu moterim trūksta hormonų ir dėl tų hormonų trūkimo atsiranda visi menopauzės simptomai. Yra pagrindiniai hormonai, tai progesteronas, yra estrogenas, moteriškas hormonas ir testosteronas. Perimenopauzė, apie ką ir pasakoja Asta, atsirado miego problemos ir menstruacinio ciklo pokyčiai. Tai yra susijęs su progesteronu, kurio pradžioje ir pradeda trūkti. Dar kaip ir estrogeno kompensacija vyksta, jisai gaminasi, bet mažėja progesterono. Moteris karščio bangų nejaučia, bet jau ciklas pradeda tai ilgėti, tai trumpėti, tai nuo gausių mėnesinių iki negausių, tai nuo negausių iki gausių, tai nuo 2 savaičių kraujavimo periodais iki 2 mėnesių kraujavimo periodais, bet dar karščio bangų moteris nejaučia. Na ir jos kenčia, galvoja, gal nieko tokio, tie ciklo pokyčiai. Tada prie progesterono trūkumo įsijungia estrogeno trūkumas. Tada atsiranda karščio bangos, kurios pradžių būna nestiprios, o paskui jos jau vargina ir naktį. Ir jeigu kalbant apie nemigą, gal sunku įsivaizduoti tas žmogus, kuris nepatiria tos nemigos, bet aš kaip sakau, jūs pabandykit, kad ir mėnesį laiko nemiegoti. Jūs nemiegokit mėnesį laiko, ką jau kalbėti apie pusę metų, ką kalbėti apie metus ar dar ilgiau, vargina karščio bangos, karščio banga išpila naktį, moteris prabunda. Ir taip kas valandą. Tai iš tikrųjų tai vien tik tai yra lėtinis nuovargis, ar ne? Ir tai kenkia ir per visą emocinę sveikatą ir taip toliau. Na ir dėl testosterono yra labai skirtingai. Vienom moterim yra testosterono trūkumas, kitom nėra. Bet pagrindinis tai yra estrogeno, progesterono trūkumas. Na ir tai, ko trūksta mūsų organizme, mes ir pridedam su ta pakaitinė hormonų terapija. Estrogenas yra atsakingas už daugelį funkcijų ir kalbant apie visas kognityvinės funkcijas, kad atminties rūkas. Kas tas atminties rūkas, tai jisai ir yra sąlygotas jau būtent to hormono estrogeno. Kai moteris pamiršta žodžius, pamiršta daiktus, sako, aš jau, tarkim, gaminu vakarienę, tarkim, gaminu čili troškinį, einu paprikos, atėjau sandėliuką,
Neatsimenu, O ko aš čia ėjau, o ką aš čia norėjau padaryti. Tai iš tokių irgi simptomų. Tačiau tos visos kognityvinės funkcijos jos toliau perina ir į stipresnę formą. Moteris darbe negali susikoncentruoti. Tarkim, viena moteris dirbanti su skaičiais, buhalterė, tiesiog baiminasi ir skundžiasi man, kad sako, aš negaliu darbe susikaupti, atlikti savo darbinių funkcijų. Na tai čia tie tokie pirmieji simptomai yra, ar ne, karščio bangos, nemiga, na ir labai didelė dalis moterų menopauzėje, kas man labai kelia didelį nerimą, skundžiasi ne tai, kad nuotaikos kaita, bet depresijom. Ir moteris svarsto psichiatrų duris, psichologų duris, geria antidepresantus, kai tik reikėtų atstatyti hormonų pusiausvyrą, kalbant apie tą pakaitinę hormonų terapiją ir viskas susitvarkytų. Tai ta pakaitinė hormonų terapija yra būtent hormonų atstatymas moterim, kurių jai trūksta. Tai mes geriam tuos estrogenus, ar ką mes tenais geriam? progesteronas, Jūs estrogenas. geriat ir tą, ir tą. Jūs geriat senosios kartos pakaitinę hormonų terapiją. Yra pakaitinė hormonų terapija senoji, kombinuota, ką jūs geriat vieną tabletę. Ir purškiuose, aš tai purškaliuką turiu, o to purškaliuko jau neįmanoma Vilniuje rasti, važiuojam, žinokit, į kaimus pirktis. Jo, čia yra Latvijoje kažkoksai. perkasi moterys, Lenkijoje perkasi, Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje yra. Ohoho, tikrai nėra. Tai yra pakaitinė hormonų terapija sintetinė ir ta vadinamoji yra bioidentiškų hormonų terapija, ta tokia natūrali hormonų terapija, ką mes ir stengiamės moterim pervesti dabar iš tos sintetinės terapijos prie natūralios. Nes Lietuvoje mes jau keli metai turim galimybę dirbti su ta natūralia terapija, ką aš ir bandau visada kalbėti, kuri yra daug sveikesnė, natūralesnė. Jūs jau naudojat lenzeto, yra gėlių forma. Tai čia yra natūralesnė tie, ar ne? Ta natūralesnė, Tai bioidentiškų. Aš net nežinojau, aš jau naujesnė. Senesnės dar naudoju, bet aš pereisiu. Aha, tvarkoj. Ir ką mums įgalina ta naujesnė terapija? Mums jinai įgalina mažesnėm dozėm skirti gydymą, kuris bus efektyvus. Yra atliekami hormoniniai tyrimai, kurie leidžia mums paskirti minimalią dozę. Tarkim, ką Asta naudoja, jinai naudoja standartišką tabletę, kuri yra skirta visom moterim, na ir aišku, jinai veikia. Bet jeigu mes naudotume tą natūralią terapiją, tai mes turėtume galimybę dozuoti pagal Astos tyrimus, būtent ją individualiai parinktą tą pakaitinę hormonų terapiją. Gal ją užtektų, pavyzdžiui, mažesnės estrogeno dozės, ar ne, ar nereikėtų tą, ką jinai naudoja. Ir ta pakaitinė hormonų terapija, bioidentiškų hormonų terapija, jinai neturi įtakos kraujo krešumo parametram, nes labai visi baiminasi insulto, infarkto, trombombolinių komplikacijų. Jinai neveikia į kepenis, jinai neveikia į skrandį, jinai neturi įtakos krūties audiniui dėl visų onkologinių dalykų. Ir jau šią terapiją jūs kur naudoti, mes galime naudoti, kad ir iki 100 metų, jeigu reikia. Terapijos senosios 10 metų ta tokia riba yra, kuri jau kaip ir ta riba, ką reikėtų nutraukti tą terapiją, būtent dėl to sintetinio estrogeno. Vat aš kaip tik norėjau ir paklausti, ar yra tokia, tiesiog galimybė, aš suprantu, kad man imsit staiga ir vėl noriu grįžti į savo natūralų gyvenimo kažkokią etapą ir nutraukti hormoninę tą terapiją. Nesvarbu, kad jinai mano naujoviška yra, bet tiesiog imu ir nutraukiu. Ką jūs pakomentuotumėt? Tai traukt, netraukt? Ir kada čia ta riba? Ar traukti, ar netraukti, aš visų pirma tai parekomenduosiu turėti savo ginekologą, su kuriuo jūs pasitarti galėtumėt. Aš visada sakau, ką moteris turi turėti. Tai savo šeimos specialistą draugą, odontologą, turbūt kad grožio specialistą ir ginekologą. Nes žvelgiant giliau, nėra vien tik tai apie jūsų simptomus menopauzė. Menopauzė yra daug plačiau, apie ką tikrai labai noriu kalbėti ir akcentuoti. Dėl estrogeno trūkumo tiesiog jo nebesigamina, tiesiog mes gyvenam ir nustoja organizmas kaip ir kolageno mažiau sintezuoja, ar ne, mūsų oda traukiasi. Lygiai taip pat mažiau sintezuoja ir estrogeno. O estrogenas, kur jisai dalyvauja? Visų pirma, jisai dalyvauja, kas yra pagrindinis faktorius, ką labiausiai turbūt norėčiau kelti raudoną vėliavą, tai yra kaulų mineralinio tankio statyboje. Kodėl vyresnio amžiaus moterim atsiranda lūžiai visokie spontaniniai, slidinėja kalnuose, rankos lūžta, eina dilbis lūžta, šlaunikaulis lūžta.
Todėl, kad tas moteriškas hormonas, estrogenas, jisai padeda kaulų mineralinio tankio statyboje. Menopauzėje moterim didžioji dalį yra osteopenija ir osteoporozė. Osteopenija tai yra, kad sumažėja kaulų mineralinio audinio tankis ir dėl to kaulas, osteoporozė, jisai išretėja. Tarpai didesni atsiranda, dėl to atsiranda spontaniniai lūžiai. Ir yra net darytos studijos, kad tos moterys, kurios nenaudoja pakaitinės hormonų terapijos, joms atsiranda dažnesni mirties atvejai dėl šlaunikolio lūžio, dėl komplikacijų dėl šlaunikolio lūžio, dėl infekcijų, dėl tromboembolinių komplikacijų. Tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas yra irgi, ką labai noriu tikrai apie tai daug kalbėti, tai yra širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Vyresniam amžiui padidėja infarkto rizika, padidėja insulto rizika. Vėlgi todėl, kad estrogenas, jisai dalyvauja kraujagyslių sienelės kaip apsauginis faktorius, nes menopauzai padidėja aterogeniškumo koeficientas, kuris ir sukelia. Tai osteoporozė, kaulų lūžiai, tada širdies kraujagyslių ligos, ir aišku visi metaboliniai sutrikimai, moteris priauga svorio, priauga. Dėl šito paties? Taip, čia dažniausiai kaupėsi, sako, moteris turėjau gražų liemenį ir viskas kaip ir gerai, bet čia nieko negaliu padaryti. Tai yra todėl, kad labai įdomus faktas, kad kai sumažėja estrogeno, to moteriško hormono, tai jo šiek tiek rezervuaras yra riebaliniam audinyje. Ir todėl tą riebalą moteris ir kaupia. Iš paskutinio organizmas kovoja, ne, aš nepasiduosiu, aš dar tą estrogeną gaminsiu, nes jis gaminasi riebaliniam audinyje. Ir kai paskiria moteriai tinkama jai pakaitinę hormonų terapiją, moteris numeta svorio, nes nebereikia kaupti to estrogeno, to riebalo. Tai daug dalykų. O tai jūs įsivaizduojat, kokią dabar revoliucinę mintį pasakėte? Nes visos galvoja, kad jos, kai pradeda vartoti hormoninę terapiją, jos priauga to svorio. Taip. Ir dėl to vienas, mes labai norime dar išlikti jaunos, gražios ir taip toliau, ir be jokio antsvorio. Ir vienas turbūt iš tokių baisiausių moteriai dalykų, kad tu staiga priaugsi svorio ir aš vien dėl to atsisakau hormoninės terapijos. Tai čia labiau liečia tą seną pakaitinę hormonų terapiją, sintetinę, kurios mes negalime kontroliuoti, kurios mes negalime dozės labai mažinti. Su ta naujaja terapija mes galime mažą dozę paskirti, kuri veikia puikiai ir nereikia tos didesnės dozės, kuri veikia būtent į estrogeno sintezę, nes mes darome estrogeno tyrimą, progesterono tyrimą ir mes galime, tarkim, skirti vieną dozę progesterono, kitą estrogeno ir dėl to moteris nepriauga svorio. Tiesiog mes koreguojam tos dozės. Jos minimalios yra tos dozės. Tai aš kuo toliau, tuo labiau klausau, kad tai čia tik gėris. Tik gėris. Tik gėris. Tai vienareikšmiškai tik tai gėris. Tai mes ir kalbėjom pokalbio pradžioje, nuo ko pradėjome apie tuos visus simptomus, karščio bangos, nuotaikų kaitos, tarkim, padidėja skyrybos ar ne, nes moteris jaučiasi nesuprastos. Bet čia ta tokia yra psichologinė pusė, bet jeigu apie ilgaamžiškumą, kalbant liečiant sveikatos prasme, tai taip, osteoporozės rizika, širdies kraujagyslių rizika, metabolinio sindromo, diabeto rizika, nes padidėja diabeto rizika ir galiausiai Alzheimerio ir demencijos rizika, nes estrogeno receptorių yra ir smegenyse. Tai mes tiesiog apsisaugotume save nuo Alzheimerio, nuo demencijos, nuo daugelio dalykų. Tai jeigu manęs paklaustų, ar tai gėris, ar tai blogis, tai vienareikšmiškai daugiau yra dedamųjų dalių už teigiamą dalyką negu už neigiamą. Ir manęs irgi pacientas klausia, daktare, pasakykit, gerai, bet ar jūs naudotumėt? Ar jūs naudosit? Sakau, man kol kas nereikia, nes aš nusiskundimų neturiu, aš savo visus skundus puikiai kontroliuoju mitybą, sportu ar ne, papildais tais dobiliukais. Tai pradžioj viskas yra tvarkoj. Bet jeigu man reikės naudoti, jeigu mano tyrimai, tarkim, rodys, kad man reikia, žinoma taip, kaip mes dabar turime galimybę pasigražinti savo odą įvairiom natūraliom terapijom, kaip žmonės, kurie serga cukriniu diabetu, anksčiau negalėdavo kontroliuoti savo gliukozės, dabar yra insulininės pompos, yra medikamentai, kaip ir visas gydymas, jisai progresuoja. Lygiai yra tas pats, tai kodėl nepasinaudoti tą galimybę, kuri yra puiki ir kad tyrimai rodo, kad jinai neturi tų neigiamų pasekmių, jeigu jinai teisingai parinkta yra.
Tai jeigu man reikėtų, aš tikrai naudočiau, tikrai. Kažkodėl dantukus, kai einam taisytis ir jeigu ten nervuką mum traukia, tai mes visai paprašom tų nuskausminančiųjų, ar ne, o nesėdim ant to laužo ir nesileidžiam. Tai tikrai, garbė žodis. Bet jūs jo, tik niekam nesakykite, nes dabar ne tik, kad negauna už to savo lenzeto ir panašiai, dabar jos kai pradės eiti į laukus ir ieškoti, aš tikrai tada nežinau, kur turėsiu pirkti, kur yra alternatyvų. Nu va, alternatyvų. O Astute, dar noriu prie tavęs biškitėlį sugrįžti. O kodėl tu pasirašėjai ant tos hormonų terapijos? Kas tau atsitiko? Kodėl tu nusprendei išlysti iš to kiautelio? Dar prieš 4 metus, aš įsivaizduoju, dar blogiau buvo situacija. Tai imti ir staiga tokį žingsnį žengti ir pradėti naudoti hormoninę terapiją? Iš tiesų, prieš pradedant naudoti ir prieš premenopauzei prasidedant, aš turėjau skydliaukės problemų didelių. Tai buvo aktyvios skydliaukės reikalai ir priejau prie to dar, kad ir operuota ta skydliaukė ir paskui jinai sugrįžo po truputėlį. Čia kiti reikalai, bet aš nežinau, gydytoja gal ar paneigs, ar sakys, kad taip gali būti, bet aš tiesiog ir blogai jaučiausi dėl tų hormonų svyravimo ir tada prasidėjo premenopauzės reikalai, menopauzės ir kada aš jau nebeiškentusi tų visų simptomų, nemigo naktų ir savo skydliaukės reikalų negerėjančių, tokių svyruojančių, nuėjau pas gydytoją ginekologę ir man išrašė tada pakaitinę tą hormonų terapiją ir ją pradėjus naudoti, vartoti, man ir skydliaukė susitvarkė, toks, tiesiog matyt kažkas kažkur, kažkokia harmonija atsirado ir iš tiesų dabar aš iš viso esu be jokių vaistų dėl skydliaukės reikalų, vien tik tai pakaitinė hormonų terapija. Į tave žiūrint, tai iš vis tau neatrodo, kad tau ten kokia tai prasidėjusi ta menopauzė. Gal dėl to ir nesimato. Dar yra kita tema grožis, man atrodo, aš tiesa girdėdavau, kalbant apie, kad, prasidėjo menopauzė, tai labai greit sent pradėsi, kiek jaučiasi iš to. Ir kai, sakykim, tikrai gerai jaučiuosi, o kai gerai jautiesi, tai gerai viskas ir su oda. Tai iš tiesų daug klausė manęs draugės, ką naudojat, kas čia, net viešumoje kažkur tai pasirodžius, kad ir be makiažo, ką tu darai savo odai, kas yra. Aišku, kažkiek yra genetika, aš manau, tai nepaneigsi, bet kad nėra to tokios staigaus senėjimo, amžėjimo, atsiprašau, proceso, tai manau, akivaizdu yra tikrai pakaitinė hormonų terapija. Man tą patį pasakojo pacientės ir lygiai tą pačią istoriją pasakojo moteris. Nuėjau pas kosmetologę ir manęs kosmetologė klausė, ką tu pradėjai naudoti, kad tavo tokia oda. Tai pakaitinė hormonų terapija dėl estrogeno, nes estrogeno trūksta, oda traukiasi, džiūsta, estrogeno mes duodame, tai oda vėl atgauna savo bazę ir pasikeičia ženkliai. Taip. Iš tikrųjų, aš sakau, jeigu ne tas tyrimas 20 metų, mes jau matytume labai apčiuopiamą, tikrai 70 metės matytume moteris, kurias, tarkim, įtakoje to vartojimo būtų ir mes tiesiog, yra akivaizdus pavyzdys. Dabar kol kas mes dar turime įrodinėti, aš turėčiau įrodinėti, kad tai galbūt gėris. Turiu klausimą, aštrų žiūrovų klausimą ir jisai skamba taip. Ar mes nesame dar viena karta, kuri tiesiog užsodinama ant hormonų? Hormonai visą gyvenimą buvo aktuali tema, ar hormonai visą gyvenimą buvo skiriami ir jie niekur nedings. Jeigu kalbant apie reumatoidinį artritą, yra skiriami gliukokortikoidai, jeigu kalbant apie cukrinį diabetą, skiriami hormonai, daugelės sričių skiriami yra hormonai. Tai jinai ir buvo ir bus ta tema, tik tai mes turbūt turėtume pasidžiaugti tuo, kad tobulėja medicina ir tie hormonai tobulėja. Tarkime, jeigu mes kalbam apie tuos hormonus, apie kuriuos dalinuosi tą bioidentiškų hormonų terapiją, tai jie yra pagaminti, tarkim, iš natūralių medžiagų, kaip iš batatų, ar iš sojų preparatų, ar iš nakvišų, ir jie tik yra susintetinti laboratorijose. Tai aš nemanau, kad mes esam dar viena karta pasodinta ar ne ant hormonų, tiesiog tai yra naujovės ir mums reikia būti atviriem tiem naujom, tik aišku, neprimti jų aklai, o saugiai.
Tai jūs atkalbat, kai tu išgirsti, kad hormonas padarytas iš batatų. Taip, progesteronas pagamintas iš batatų. Va. Tuos pačius preparatus, kaip ir minėjau, aš dirbu su visa endokrinologija, tai mano gydymo sritis yra nuo iki, aš padedu porom, kurios negali pastoti vaikučių susilaukti ir tada jau gydu menopauzę irgi. Tai tie patys hormonai, kuriuos aš skiriu ir perimenopauzei, menopauzei, yra skiriami po pagalbinio apvaisinimo, kad palaikyti nėštumo vystimąsi iki 12 savaičių, nes jeigu mes neskirtume, nėštumas nesivystytų ir gimsta sveikiausi vaikučiai. Normalūs, sveikiausi, tobuliausi vaikučiai. Progesteronas yra skiriamas nėštumo palaikymui, skiriamas ovuliacinės fazės palaikymui. Jeigu mes neskiriam progesterono ar yra nepakankama ovuliacinė fazė, dėl progesterono trūkumo nėštumo nebus. Jeigu nėštumas yra per žemas po pagalbinio apvaisinimo ar natūralaus nėštumo, moteris persileidžia ir aš daugybę kalbėčiau pavyzdžių apie šitą terapiją ir iš tikrųjų per daug yra prikurta neteisingos informacijos ir va, ta informacija kažkaip mes labai ją įsisąmoninam kažkodėl tai ir priimam. Žinot, mes negatyvę informaciją greičiau priimam negu pozityvę ir reikia su pozityvę turbūt dirbti ir kiekvieną dieną dirbti, ar ne? Arba kiekvieną dieną reikėtų įrodinėti savo ir kitiems, kad tai galbūt yra gerai. Žinot, ką aš pasakysiu, tai jūs man padovanojat šiandieną gerą naktį, dėl to, kad aš ramiai atsigulsiu ir užmigsiu žinodama, kad tikrai man tas hormoninė terapija nekenkia, bet aš dar norėčiau iš jūsų damos mūsų laidos pabaigai, kad, na, tokia palaikymo žinutė, ar ne, kiekviena pasakytumėt mūsų žiūroviai, kad ką nuo savęs pridurtumėt, kad joms būtų lengviau gyventi šiandieną, ypač toms, kurios nenaudoja hormoninės terapijos. Gal pirmiau aš, nes gydytoja jau taip profesionaliai pridurs. O aš sakyčiau, kad vis tik reikia ne vien tik pasikliauti pakaitinę hormonų terapiją, bet ir dar atrasti savo džiaugsmų, įvairių savirealizacijos reikalų savo gyvenime, kad kuo daugiau, kad teiktų džiaugsmą gyvenimas. Nežinau, kas joga, šokiai, kas mane, pavyzdžiui, aš esu atradusi, tai plus pakaitinė hormonų terapija, tai yra mano miksas, tai to geros jausenos kiekvieną dieną. Žinoma, miegas tai yra, šiek tiek reikėtų ir kažkiek susitvarkyti, eiti anksčiau miegoti, tai dar geriau. Ir mažiau kavytės gerti. Ir mažiau kavytės gerti. Bet visą tai aš kviečiu moteris, eikite į būrelius, ratelius, kažkokio, kad ir vienos, kas tiesiog, kas patinka, darykit tai, kas patinka. Džiuginkit save. Tu tiesiog kvieti gyventi, pilnavertišką gyvenimą, ar ne? Ir taip, kaip tu atrodai, tu tiesiog, žinai, savo turbūt energiją ir savo įvaizdžių esi, tas žmogus, paskui kurį galima būtų sekti. Ir aš taip noriu. Aš visai neseniai tą pradėjau ir galbūt va, tie tokie sunkus metai, kokie taip varginantis, tai tiesiog liepia ieškoti ir aš atradau. Tai teikite džiaugsmą savo. Linute. Aš noriu pasakyti tai, kad kiekviena moteris pajutusi, kad jai yra kažkas negerai, negalvotų, kad gal aš čia prisigalvoju, gal čia man pasirodė. Aš visada sakau, kad moteris jūs geriausiai jaučiat save ir jeigu jums kažkas yra ne taip, jūs ateikit pas gydytoją, nebijokit, pasikalbėkit, sakykit savo nusiskundimus ir tada mes padarę tyrimus matysime, ar jums iš tikrųjų yra kažkokie pokyčiai organizme ar ne, nes mes save geriausiai jaučiame. Na ir kitas dalykas, ką labai skatinu moteris, bet kuriame amžiaus laikotarpyje, bet ypatingai po 40 metų, kada organizme intensyviausiai vyksta senėjimo procesai, ateikit pas gydytoją. Įstirkit savo hormonų profilį, jeigu ir skundų neturit. Mes turėsime pagrindinius hormoninius tyrimus, kurie yra bazė ir bus mums kaip atspindys, kai jau jums ateis menopauzė, kokiam lygyje hormonų jūs geriausiai jautėtės ir iki kokio lygio mes turime pakelti tą trūkumą estrogeno ir progesterono. Tai tiesiog ateiti ir išsitirti savo sveikatą pas gydytoją ginekologą. Na ir turbūt trečias dalykas, tai nuo menopauzės prasideda mūsų ilgasis gyvenimo etapas, 30-40 metų, kada mes jau gyvename be mėnesinių ir kada mes galime džiaugtis ir negalvoti, jau menopauzė, tai jau gal kažkaip praeis. Ne, tai yra atviros durys į mūsų naują gyvenimo etapą. Tai pasitikime jį gerai, sveikai, energingai ir gražiai.
Nuostabų žodžiai. Žinot, o man belieka tik tai vieną pasakyti, mielosios damos. Būtinai kreipkitės, kalbėkite, bendraukite, nebūkite vienos namuose kampučiuose. Jeigu klausite, gausite atsakymus. Ar pas Linutę, ar pas Astutę, ar pas mane. Tiesiog klausikite, būkite. Ir aš, žinot, jums mergaitės turiu dovanėlę. Išmijo, tai yra apyrankė. Ir toks gražus yra simbolis, perlo apyrankė, kuri vienyje mus moteris, kad mes viena kitai padėtume, viena kitai ištiesume ranką. Ir aš kaip sakau, žinot, aš jūs išventinu į tam tikrą bendruomenę, į savo komandą, kad mes viena kitai visą laiką ištiesume tą ranką, kad jūs visą laiką būtumėt dar labiau, tokios gražios, bet kad dar labiau išmintingos, kad jums niekada nepritrūktų tos energijos, išminties ir noras skleisti tą energiją. Tai tada aš jums duodu knygelės ir baltos lankos, skaitus kiaušinėlį. Ačiū labai. Ir dar ką norėjau, norėjau pasigirti, kokia aš esu graži. Padėkoti Rūtai Survilaitei už savo įvaizdį, šiandien aš tokia visiškai retro, bet nuo to aš geriau jaučiuosi, nuo to aš darau tai, ką darau, skleidžiu tą energiją, kviečiu jūs, mes skleidžiam visam pasauliu visą energiją ir būkime laimingos, myliu jūs, apkabinu ir gero jums gyvenimo, taip pat ir jums.